Labas vakaras, su jumis atkaklusis Fabijoniškių kandidatas į Seimą Andrius Mulevičius. Tikriausiai jau pasigėdote mano dienos įspūdžių. Turėjau šiokių tokių techninių nesklandumų, tačiau visus juos jau sėkmingai išsprendžiau. Šiandien, kaip ir visada, turėjau progos pažinti daug įdomių ir įvairių žmonių. Iš viso pasibeldžiau 152 duris, pabendravau su 45 gyventojais. O viena tokia ponia pavaišino mane arbata, pyragu ir vaisiais. Su ja labai įdomiai pabendravome politikos temomis. Ponia prisipažino, kad turėjo progos susipažinti ir pabendrauti su amžinatilsį Algirdu Mykolu Brazausku. Taip pat ji man davė daug vertingų patarimų, už ką esu jai dėkingas. Vėliau vakare vedžiau šachmatų užsiėmimą savo mokiniams. O dar vėliau dalyvau Fabijoniškių apygardos komisijos posėdyje. Susipažinau su jos nariais bei organizuotai sprendžiamais klausimais. Taigi šiam kartui tiek. Pakeliui pas jūs kandidatas į Seimą atkaklusis Andrius Mulevičius.